Sprendžiant įvairias šuns elgsenos problemas, tokias kaip reaktyvumas, baimės, nerimas, aš kaip kompleksinę priemonę dar naudoju šuns nuraminimo būdus namuose. Šios priemonės sumažina šuns stresą, tai reiškia, kad šuo bendrai tampa ramesnis ir po įtemptos dienos jis gali daugiau atsipalaiduoti. Taigi į mano reaktyvumo treniravimo metodiką taip pat patenka ir šuns mokymas uostyti bei laižyti maistą. Aš naudoju priemonės, kurios padeda tam šunį mūsų nuraminti ir šiame video parodysiu, kokios tai yra priemonės. Tas priemonės galite įsigyti gyvūnų prekių parduotuvėse, o jeigu neturite, jas galima tiesiog pakeisti namuose randamais daiktais, kurie jums beveik nieko nekainuos. Taigi kviečiu pasižiūrėti, ką aš naudoju savo šuniui nuraminti ir nuotaikai pakelti.